Sveiki, jau iššokome į karščiausią metų mėnesį – Liepą. Skamba turbūt kiek baisoka po birželio pabaigos. O tiksliau, nuo 27 dienos mūsų užklupo itin smarki karščio banga, kai dienomis temperatūra kilo iki 30–35 laipsnių karščio ir buvo fiksuoti nauji karščio rekordai, o ir naktis tropinės mums neleido pailsėti, nes temperatūra išsilaikė apie 20 laipsnių šilumos. Tačiau šis birželis stebino mus ne tik aukštomis temperatūromis. Jis pradėjo savo išdaigas jau nuo mėnesio pradžios, nuo birželio 5 dienos vakaro, kai per centrinę Lietuvą praslinko 2 galingi ir daug žalos atnešę viesulai. Dar 2 buvo kiek mažesnio aktyvumo stebėti Panevėžio ir Kupiškio rajonuose. Žinoma, nepamirškime, kad kartu slinko ir liūtis su kruša, su kuriais mums irgi teko susidurti ir netgi ne vieną kartą šį mėnesį. Iš karto po birželio 5, 6, 7 dieną visoje Lietuvoje mes pradėjome meteorologinę vasarą. Paros temperatūra perkopė per 15 laipsnių padalą. Prisiminkime ir ką mums prognozavo Europos vidutinės trukmės prognozių centras. Šį birželį jis žadėjo, kad bus karščiau 1,5–2 laipsniais ir mažiau kritulių apie 40%. Ir kaipgi šios prognozės pasitvirtino. Vidutinė mėnesio temperatūra Lietuvoje pasiekė 17,7 laipsnių šilumos, bei 1,8 viršijo klimato normą. Taigi, nors ir antras dešimtadienis birželio buvo vėsesnis, pastarosios itin karštos dienos per kelias akimirkas ištaisė situaciją ir prognozė pasitvirtino. O štai kritulių atžvilgių prognozė tvirtinosi labai prastai. Dėl gana lietingų pirmojo ir antrojo dešimtadienių kritulių iškrito apie 15% daugiau negu įprasta. Ir net 55% daugiau negu buvo prognozuota. O dabar apie Liepą. Vidutinė mėnesio oro temperatūra siekia 18,3 laipsnio šilumos. Temperatūros skirtumai Lietuvos teritorijoje šiuo laikotarpiu jau yra nedideli, nes Baltijos jūra būna gerokai įšilusi. Būtent Liepą vandens temperatūra jūroje ir ežeruose pasiekia malonę 19–23 laipsnių šilumą, o itin karštomis dienomis, kai temperatūra siekia 30 laipsnių ir aukščiau, vandens telkiniai gali įšilti net iki 25–26 laipsnių. Dažniausiai dienomis Liepos mėnesio oro temperatūra dienomis kyla iki 21–26 laipsnių šilumos, o naktimis jis svyruoja tarp 14–16 laipsnių. Tačiau į Lietuvą beveik kasmet atplūsta karštos oro masės nuo Šiaurės Afrikos. Ir tuomet pasikartoja ką tik patirtas scenarijus. Oro temperatūra dienomis viršija 30 laipsnių, o naktimis išlieka apie 20 laipsnių šilumos. Tokie karšti ir tvankūs orai gali tęstis nuo 2 iki 6 dienų. Nepalankiomis sąlygomis tai gali kartotis net kelis kartus per mėnesį. Liepai priklauso ir absoliutus Lietuvos rekordas temperatūros. 1994 metais Liepos 30 dieną Zarasuose buvo išmatuota 37,5 laipsnio karštis. Ir tai yra aukščiausia kada nors Lietuvoje išmatuota oro temperatūra. Tačiau šis mėnuo išsiskiria ne tik karščiais, bet ir staigiais orų pokyčiais. Šiuo metų laiku krituliai dažniausiai būna trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Esant karštam, drėgnam ir labai nepastoviam orui, kamuoliniai lietaus debesis labai greitai išauga iki pavojingų audros debesų, kurie gali apimti teritoriją nuo kelių šimtų metrų iki 30–50 km pločio. Dažniausiai tai įvyksta po pietų arba vakaro valandomis. Tokiais atvejais gali iškristi stichiniai ir net katastrofiniai lietaus kiekiai. Su tokiomis liūtimis kartu keliauja ir perkūnijos, staigus, stiprus škvalai bei iškrenta kruša. Krušos ledėkai taip pat gali būti įvairaus dydžio, nuo kelių milimetrų iki vištos kiaušinio dydžio. Tokie atvejai Lietuvoje jau fiksuojami ne vieną kartą.
Pastaruosius 2 dešimtmečius ilgai trunkantis lietus iš mūsų regiono traukiasi. Tokie krituliai buvo dažniausiai susiję su lėtai slenkančiais pietiniais ciklonais. Ir tokiais atvejais lietus tęsdavosi 2, o kartais net ir 5 paras. Dabartiniais laikais vis dažniau formuojasi jau minėti audros debesis, popietinės liūtys, kurias lydi itin pavojingi meteorologiniai reiškiniai. Na ir žinoma, naujas eksperimentas. Kągi Europos prognozių centras prognozuoja šiai Liepai. Oro temperatūra turėtų būti maždaug 1,5 laipsnio aukštesnė nei įprasta. O įprasta yra 18,3 laipsnio šilumos, o kritulių iškris 5% daugiau negu klimato norma, kuri siekia 84 mm. Taigi, mėnesio pradžia numatoma vidutiniškai šilta su dažnais lietumis. Maždaug nuo 13 dienos temperatūra taps 2-3 laipsniais aukštesnė negu mums įprasta ir prasidės sausesnis laikotarpis. Į kažką labai panašu, tokia buvo ir birželio prognozė. Ar mes vėl antroje mėnesio pusėje sulauksime naujų karščio bangų ar sausesnių anticikloninių laukų, pamatysime visai netrukus. O kol kas orų pokyčius ir prognozes stebėkite per mūsų programėlę arba svetainėje Meteo.lt.